Šratinuko pasakėlės. Sveiki, bičiuliai! Ir vėl čia esu aš, Dalia, Kotryna. Labas! Ir Viktorija. Hello! Labai džiugiai su jumis sveikinamės. Kodėl taip džiugiai? Dėl to, kad ir praėjusią laidelę ir šią laidelę esame lygiai tos pačios mes trys ir lygiai taip pat linksmai pabandysime su jumis pakalbėti, padiskutuoti apie laideles, apie mūsų šios laidos temą, kuri, pažadu iš anksto, bus be galo įdomi. Bent jau man ir manau kitiems, kurie kaip apie praėjusią laidą kalbėjome, yra smalsus ir žingeidus. Taigi, jau aš tiesiog girdžiu, kaip visiems įdomu, tai kasgi čia per tema tokia įdomioji. Todėl galbūt reiktų pakartoti mįslę praėjusios savaitės, praėjusios laidos, sužinoti įminimą, tuomet sužinoti šios laidos temą ir tuomet išsiaiškinti pasakas ir taip toliau ir galų gale apibendrinsim ir sužinosim, ar ši tema tikrai yra tokia įdomi, kaip kad aš jau pažadėjau visiems. Mįslė skambėjo štai taip. Apskritas kaip obuolys, o viskas ant jo laikosi. Viktorija, ar galėtum pasakyti šios mįslės įminimą? Aš iš karto išgirdusi šitą mįslę įsivaizdavau, kas tai gali būti. Apskritas, man iš karto asocijuojasi su rutuliuku ir viskas ant jo laikosi. Tai, mano manimu, tai galėtų būti Žemė mūsų. Mūsų planeta Žemė? Taip. O kaip, Kotryna, tau atrodo? Aš manyčiau kažkas irgi taip, bet gal kažkokia kitokia planeta, gal koks Mėnulis. O kas ant Mėnulio laikosi? Akmenys. Bet čia pasakyta viskas, o ne akmenys. Vadinas, turėtų būti kažko daugiau. Na gerai, tada nežinau. Na gerai, aš jūsų nebekankinsiu, Viktorija buvo visiškai teisi, tai yra Žemė. Ir patikslinimas, Kotryna sakė, kad kitokia planeta, pavyzdžiui, Mėnulis, taigi Mėnulis nėra planeta. Visi radijo klausytojai žinokite, kad Mėnulis yra Žemės. Žemė yra planeta, taigi Žemės palydovas, kuris lydi sukasi aplink ją, va, toks geras draugas. Na, o kadangi mįslės įminimas yra Žemė, galbūt mes šiandien ir pakalbėsime apie mūsų planetą Žemę. Ir norėčiau iškart sukonkretinti, susiaurinti šiek tiek temą, nes kalbėti apie Žemę yra be galo daugybė dalykų, yra atskiri mokslai. Norint apie tai pakalbėti, reikia labai daug žinių, reikia labai daug laiko, nes tiesiog viską aprėpti yra neįmanoma. Tad galbūt mes šį kartą pakalbėsim, kiek jau mūsų protas leis, mūsų žinios leis, apie Žemės kaip planetos raidą, žodžiu, jos vystymasi, kokia ji buvo kažkada senai, paskui kokia buvo jau nebe taip senai, kokia yra dabar ir galbūt netgi pasvajosim apie ateitį, kaip ta Žemė atrodys po daugybės metų, kuomet mūsų šratinuko pasakėlės jau bus kažkur toli užmaršti ir nieks nebežinos ir galbūt žmonės net nebekalbės čia mūsų kalba, o bus kokie nors ten gestai arba kojom rodysis. Man atrodo, kad jie tada ne kojom rodysis, o jie kalbės mintimis. Telepatiškai, žodžiu, aš pagalvoju savo tyliai mintise ir tu į mane išgirsti savo mintise, taip? Taip. Galbūt ir tai mes kada nors pamėginsim papraktikuoti. Galbūt pavyks mums nužengti į tą ateitį ir suprasti, kaip tai yra daroma. Taigi aš galiu pasakyti pavyzdį, jeigu jums įdomu, kaip taip galima telepatiškai pradėti mokytis, kaip kalbėti. Sudominai, taigi aš kitu atveju sakyčiau, palaukim, išklausysim pasakėlės, tada tu mums pasakysi, bet labai įdomiai skamba. Tu tai moki ir tu mus gali pamokyti? Tiesiog aš labai to domiuosi ir esu tai dariusi. Ar tau pavyko? Jo, pavyko. Geras, iškart dabar sakyk, kaip buvo ir kaip tu tai darei. Pirmiausia, reikia turėti 3 figūras, sakykime, apskritimas, trikampis ir kvadratas. Jas reikia nusipiešti, kokias, ar jos turi būti erdvėje kaip žaisliukai? Tu juos turi įsivaizduoti, bet jeigu tau neišeina juos įsivaizduoti, jeigu tu įsivaizduoji su trikdžiais, tada tau nieko neišeis. Žodžiu, reikia mintise, taip viską turėti?
Taip, ir dar turėti 3 spalvas, sakykime, žalią, geltoną ir mėlyną. Taip pat mintise. Taip, ir pasirinkti vieną spalvą ir vieną tą formą. Ir tu turi ją galvoti ir galvoti apie tą, kam perduodi tą visą dalyką. Galvoti apie tą žmogų ir apie tą figūrą su spalva. Ir taip bandyti perduoti. Jeigu tau išeina, bent 2 kartus iš eilės. 2 kartus turi pavykti. Jeigu pavyks, tai vadinasi, jau tu kažką mokė, o jeigu nepavyks, tai vadinasi, tau reikia dar praktikos. O kaip tam kitam žmogui? Ar jis turi kokius nors specialius mokymo kursus praeiti, ar jis turi irgi kažką įsivaizduoti? Kaip? Jis turi galvoti apie tą, kas jam perduoda tą žinią. Ir taip, Ne tik apie tą žmogų. apie tą žmogų, jo išvaizdą ir tiesiog turėtų gauti turėtų taip staigiai būti tinkt ir tu turi gauti tą vaizdą visą. Oho, kaip įdomiai. Žinok, kada nors pabandysim mes dviese, nes dabar labai sudominai. Ir tu sakei, kad tau pavyko. Su kuo bandėjai ir kaip visą tai buvo? Aš bandžiau su sesė ir pusseserė. Ir čia dar pridursiu, kad visokie tokie dalykai išeina su savo artimu žmogumi. Tai, sakykime, giminystės ryšys arba kokia meilė, jau kur labai ilgai buvusi, labai... O geri draugai tinka? Taip, jeigu tu jį labai gerai pažįsti, tai turi išeiti. Gerai, dabar grįžkim prie tavo patirties su ta telepatija. Tu sakei, bandėjai su seserį, su pusseserė ir jos gavo tavo signalą apie tą figūrą ir spalvą. Ar negalėjo būti, kad tai tiesiog sutapimas, kad jos atspėjo, ką tu pagalvoji ir dėl to tai pasakė? Na, iš tiesų, apie tai ir pagalvojau, bet tai bandėme 2 kartus per savaitę ir 2 kartus atspėjo tą patį iš eilės. 2 kartus iš eilės nuo pat pradžių. Tai nemanau, kad galėtų būti toks sutapimas, nors gali būti, bet tai labai daug variantų čiagi su tom spalvom ir kaip taip gauti kažkaip labai keista. Čia man apskritai viskas labai keista ir labai įdomu. Vau, esu pritrenkta, kad tai įmanoma, pasirodo, mes girdim gyvą liudininką, kaip galima telepatiškai bendrauti. Bet dabar ne apie telepatiją. Dabar apie Žemės raidą. Ir klausykim pasakos, kuri galbūt mus šiek tiek į kitokią tikrovę nuves. Tai yra Loretos Kavolės pasaka Miegalius. Kartą gyveno milžinas. Didumo jis buvo lygi dangaus, o Miegalius kaip reta. Keliavo savo iš vieno pasaulio krašto į kitą, debesis ramstydamas. Pavargo, nutarė numigti. Nubunda po 1000 metų. Žiūri, ogi visas jo veidas ledynais ir sniegynais padengtas. Ant skruostų žvarbus vėjai didžiausius kalnus baltutėlio sniego sunešė, kaklas ir barzda baltai apšarmoja, o nosyje tarp baltų varveklių baltoji meška įsitaisusi letena čiulpė. Nuobodu! Atsiduso milžinas ir taip orą per nosį išpūtė, kad meška it kulka į savo guolę išlėkė ir į pačią tolimiausią pusnį žnektelėjo. Atsikėlė milžinas, žirglioja toliau, o saulė vis karštyn, vėjas vis stiprin, pavargo baisiai, vėl miegoti atsigulė. Nubunda po 1000 metų, žiūri, ogi visas kone iki pat nosies galiuko rusvų smėlių užpustytas. Vienu jos skruostu rusvų kupranugarių vilkstinė linguoja, kitu gyvatė barškuolę šliaužia, kažką šnypščia nedraugiškai. O dangui ne debesėlio, tik rusva saulė kaip pašėlusi svilina. Nuobodu! Atsiduso milžinas, palaukęs, kol kupranugarių vilkstinė nukėblins, atsikėlė, smėlį nusipurtė ir eina toliau dangų ramstydamas. Ėjo, nusibodo, nutarė pamiegoti. Nubunda dar po 1000 metų, žiūri ir atsistebėti negali. Ogi ant jo veido gražiausių raudonstogių namų pridygė,
o ant nosies galiuko rudas malūnas smagiai sukasi, o netoliese 4 broliai dainuodami darbuojasi. Vienas brolis žalią miškelį ant milžino skruostų retina, kitas geltonus javus ant kaktos pjauna, trečias brolis pilkas aveles ant kaklo gano, o 4 sidabrinį žuvį ausyje gaudo. Guli milžinas ir mąsto. Avelės man patinka, jo švelniai kaklą kutena. Ir brolis pjavėjas patinka, jis man galvą maloniai glosto. Žuvelės man labai patinka, jos kažką į ausį kužda. Ir vėjo malūnas man patinka, taip gražiai dūzgia, kad net snaudulys ima. Nusišypsojo milžinas į žydrą dangų, paspoksojo ir vėl užmigo. Šratinuko pasakėlės. Išklausius šią pasaką man kyla vienintelė mintis, kad nagi ir tikras megalius labai pamiegoti mėgėjas buvo tas milžinas. Tu sugebėkit jūs taip užsnūst 1000 metų. Kažkaip neįtikėtina, dar tiek išgyvenk. Aha, tikrai, tas milžinas ir ilgaamžis, ir taip ilgai miega, ir nieko nenutinka. Kotryna, ar mėgsti pamiegoti? Nu, taip, nes visą laidelę vos nepražiovau. Ai, tai žodžiu, tu ir dabar nori miego. Tik būk gera, neužbik, nes bijau, kad atsikelsiu tik po 1000 metų. Pasistengsiu. Na, bet ne apie miegą mes dabar kalbam, nes apie miegą jau mūsų laidelė buvo, nuskambėjo, jei neklystu prieš 4 savaitėlių. Dabar mes kalbam apie Žemės raidą ir kas šioje pasakoje, ką mes galim pasakyti, kaip čia keitėsi ta Žemė, kaip kartu su tuo milžinu. Na, tai iš pradžių buvo ledynai, po to viskas atšilo ir tada gyveno žmonės. Ir visa tai vyko tiesiogiai ant milžino. Tas milžinas tai yra šita žemė. Galima pavadinti Žemę taip. Galbūt visai protinga ir skamba. Žodžiu, jeigu... Taip, iš karto galbūt pereikim prie mokslinių dalykų. Ką jūs žinote apskritai apie Žemę, kaip jį ten rutuliojasi viskas, tas procesas iki tol, kol dabar pasiekė dabartį, taip kaip mes dabar gyvename. Kaip atrodė kraštovaizdis, koks buvo? Na, kalbant apie Lietuvą, tai iš pradžių buvo kalnuota, buvo, kiek žinau, ugnikalnių, na, bet tada atsilinko. Tikrai buvo, iš kur tu žinai? Kaip tik mes neseniai ėjome per geografiją apie Lietuvos kraštovaizdį, apie ledyną, na, tai taip nepabaigiu sakyti, tai va. Tada atsilinko ledynas, išlygino viską ir liko tik kas liko, lygumos. Ir kažkada Lietuvos visą teritoriją dengė jūros, jei neklystu. Šito nežinau, gal ne tas laikotarpis. Žinau, kad vykdė, kad tu klausai per geografijos pamoką, jeigu aš girdėjau ir skaičiau, kad dengė. Dengė jūros. Taip, visą Lietuvą. Aha, ir paskui kas buvo? Paskui tos jūros išseko, paskui vėl buvo vienu metu. Ten tokiais periodais. Jo, periodais. O paskui vėl buvo sausumas ir buvo. Tai gal čia tada girdėjai, kai aš buvau išėjusi pasiimti sąsiuvinio 5 minutėm iš pamokos išsiprašysi. Aha, tai žodžiu, niekada nepraleiskit pamokos net 5 minučių, nes štai kokia žinių spraga pas Viktoriją. O vat Kotryna atsimena viską. Taip, viską. Nes nebuvai 5 minutėms išėjus ir 1000 metų užmigus. 5 minutėms gal kažkada ir išėjus, bet 1000 metų dar neužmigau. Taigi, toliau apie Žemės tą visą apskritai vystimasi nuo pat senai, kiek dabar visi gerai žinote, kad yra žemynai, yra
Europa, Azija, Afrika, Australija, Šiaurės Amerika, Pietų Amerika ir Antarktida. Ir Grenlandija, bet čia jau kaip sala. Grenlandija yra sala, ne žemynas, taigi. Haha. Taigi, bet visa tai kažkada buvo vienas žemynas, nebuvo jų ten vandenynai, jūros neskyrė tų žemynų ir visa tai buvo viena didelė sausuma, kuri vadinosi... Neprisimenu. Irgi neprisimenu. Pangėja gal? Kažkas tokio. O paskui tas vienas žemynas po daug metų suskilo į 2 žemynus, kurie vadinosi... Neprisimenu, bet žinau, kad kažkoks buvo žemynas Laurencija ar kažkoks toks. Laurazija ar kažkokia tokia. Aš irgi dabar neatsimenu. Kokia gėda. Na, aš irgi iš tikrųjų tai neprisimenu. Labai senai mokėmės. Aha, ir dar, žodžiu, buvo 2 žemynai, vėl jie vadinosi kitaip. Paskui tie 2 žemynai jau suskilo į panašesnius į mūsų žemynus dabartinius, kurie vis taip tolo vienas nuo kito. Viduryje atsirado vandenynai, Atlanto vandenynas, Indijos vandenynas, Ramusis vandenynas, Arkties vandenynas ir dar yra Pietų vandenynas, išskiriamas kaip atskiras prie Antarktidos. Taigi, o dar kas bus toliau, galbūt mes galim paspėlioti, nes bent jau mokslininkai, tokie labai protingi dėdė su ūsais ir barzdomis, prognozuoja, kad žemynai vis dar juda. Čia yra jau faktas, mokslinė tiesa, kad žemynai vis dar juda ir kad Atlanto vandenynas turėtų didėti, o Ramusis tuomet turėtų mažėti. Taip, aš taip pat norėjau teikti. Lygiai tą patį norėjai pasakyti. Taip, ir dar norėjau pridurti, kad tie žemynai kažkada susidurs. Ir vėl galbūt paversi vieną žemyną. Visko gali būti. Ir bus dar daugiau kalnų. Nes kai susidarė žemynai, jeigu tai yra žemyninės plokštės, atsiranda kalnai. Taip. Žodžiu, kiek daug visokių painiavų gali atsitikti ir kiek visko dabar dar vyksta. Žodžiu, Žemė yra be galo sudėtinga tokia planeta, ten visokios plokštės juda, pasislenka, viena po kitą panyra, susiduria, prasilenkia, taip toliau ir panašiai. Žodžiu, labai daug veiksmo vyksta, o mes tai ramiai sau sėdim ir net nejaučiam. O tuo pat metu po mūsų kojomis ta Žemė juda, sukasi aplink savo ašį, aplink Saulę, čia kažkur aplink mus skrieja Mėnulis. O dar po apačią plokštės žemyninės juda, vandeninės ten po jūromis visur, žodžiu, labai daug visko vyksta ir mes tiesiog net neįmanoma, tiesiog ne mūsų menkiems proteliams, bent jau mūsų 3, savo neapreipti. Mes per trumpai gyvename, kad kažką pamatytumėm. Taip, ir mes tų tokių rezultatų labai nežinom, nes visa tai vyksta, tačiau vyksta iš lėto. Mes negyvenam taip ilgai kaip tas milžinas, kuris 1000 metų pramiega, bet tiek pateina. Taip, bet jam savotiškai pasisekė. Jis pamiega, po 1000 metų jis jau pamato rezultatą, kas kaip pasikeitė, kas kaip pajudėjo, kas ką pastatė. Jeigu jis dar atsimena. Na, gali būti, kad per tos 1000 metų miegat, ką tu žinai, galbūt ir užmiršė, gal galvosi, kad visą tai tavo tik sapnas. Taigi, žodžiu, kaip jau minėjau, ne mūsų menkiems proteliams visą tai išgalvoti. Na, o dabar, kad nebeišsiplėtotumėm ir nebeišeitumėm už ribų, baigim dabar apie šitą, ar jums įdomią temą? Taip, aišku, įdomi. Jo, įdomi. Taigi, baigim šitą temą, kad ir kokia įdomi bebūtų, ir dabar aš užduosiu mįslę artėjančiai laidai. Ir mįslė skamba taip. Kas tai, ko nematyti, galint... Kas tai, ko matyti galint nematai, o matyti negalint matai?
Kartuoju dar kartą labai suktą myslę. Kas tai, ko matyti galint nematai, o matyti negalint matai? O va taip, įdomiai. Na, iki kito karto, kuomet išsiaiškinsim šią myslę. Čiau. Viso. Su jumis kaip visada buvo. Šratinuko pasakėlės.